Šeštadienis. Dar nėra 5. Šiandien dirbu. Fuck my life. Šiandien šitas nepadėsiu, čia turbūt. Labas rytas, šeštadienis, 9 valandos. Aš jau pasiruošusi bėgimui, tik prieš tai reikia energijos. Bananas į trasą ir saujelė graikinių riešutų ir razinų. Oras idealus. Planuoju minimum 6 kilometrus. Nu ką, pasiekiau ne finišą, pusiaukelę. Atrodo, jei gerai atsimenu, nuo namų iki čia ir atgal 10 kilometrų. Okei, susisukam, tai va, tokia distancija ideali, oras nerealus, taip fainai, žiauriai gera, jaučiuosi gyva. Žiauriai fainai. Kai džiaugiuosi, kad išbėgau. Ir kaip ramu. Su šuniukais vaikšto, bėgioja, važiuoja dviračiais, riedučiais. Tai mažai. Nu ką, sustojau, lietuvių namų, biškai reikia praseit. 11 km beveik. 10,78. 750 kalorijų. Labai geras jausmas. Rekomenduoju visiems, netingėkit, kelkit užpakalius, bėkit, gyvenkit. Mūsų kūnui sukurti, judėti, nesėdėti. Išvengsit daugumą skausmų, ligų. Dar visokių kitų blogų minčių. Aš jau beveik namie. Ką norėjau pasakyti, labai yra svarbu pratempti raumenis. Tempimo pratimai. Po tokių ilgų distancijų, kas bėgiojat, jeigu jūs nedarot tempimo pratimų, tai tikrai nedarot savo paslaugos. Ir sneak peek. Okay. Pusryčiai po bėgimo. Čia yra avižinė košė su kanapių sėklom ir cinamonu. Ir čia duonos riekės su riešutų sviestu, 100% riešutų sviestas, jame nieko nėra, tik riešutai. Ir žiūriu, mat uogus, jis žiauriai nusišredinęs, jis nesveikai gerai atrodo. Čia Almantės krosantai 2. Su praliniu įdaru. Toliau einam. Čia Almantės bliūdas, tai yra kitketai su tofifi saldainiais. Turėjom tofifi saldainių dėžutę, pasidalinom per pusę. O mano yra nuts saldainiai, šokoladai mini su taip pat tofifi pusę pakuotės. Almantės Oreo sausainių visa pakuotė. Taip, mano soja banana toks kaip pieno pakaitalas. Ir Almantės avižų pienas šokoladinis. Taip pat mano šitas bokštas bulkų. Jau tirpsta burnoj tiesiog žiaurios. Ir čia yra abiejų, mano yra tomato mozzarella tukai. Almantės yra
cream and onion tukų pakuotė. Taip pat mano yra Kellogg's Frosties, Almantės, Coco Pops. Taip pat nešamas pagrindinis prizas. Taip, čia apšilimui po didelę pizzą New York pizzos. Mano yra Buffalo Chicken pizza ir Almantės Perfect Pepperoni pizza. Taip kad... Hip hop never dies. Hip hop never dies. Yeah, buddy. Ženklas, kad šitą pasidėtum vėliau. Kaip jautiesi po pizzos? O dar kiek tu suvalgai? Pusę ar pusę? Biškai daugiau negu pusę, man liko 3 gabaliukai. Man 2 liko, bet... Ir parodau dabar palauk. Aš viską suvedžiau, jeigu dar visą suvalgysiu tą pizzą, viską ką nusipirkau savo, jeigu viską suvalgysiu, tai bus... Kiek kalorijų tai parodys? 5000, jau nebegaliu galvoti ar tą pizzą. Bet beveik 6000 kalorijų. Bet 250. O makros bus... 119 proteino, 800 kažkiek karpsų ir 213 feto. Nežinau, ar čia gerai nustačiau. Pala, čia mano! Kaip mes tiek suvalgysim? Čia neįmanoma. Čia neįmanoma, tie pamaišy bulką. Nu, kaip kepa bandau. Tai va, update'as. Pas mane kitketų tik tiek liko, visus tuos tofius suvalgiau. Oreo. Nuvalgiau kokius 4 sausainius. Ir 1 kursantą suvalgiau. Tavo kas? O aš šokoladų tik tiek liko. Ir 1 bulkutę iš to tavo realius. Kaip mane lenki. Wow. Nežinau. Pudelis ir šaukštas. Ir tavo Frosty. Įdomu, sprogs mums žarnas, ar ne? Nu čia bus tikras šalamas. Kellogg's Frosties, they're great. Pizdiec, kaip aš. Tai va, baigiau šokoladų stiką. Tuštekas. Ką čia mes 8 valandų turim? 9. Vienas challenge'o dalyvis jau atidavęs galus. Sakė valandėlę pamiegoti. Čia nėra taip lengva iš tikrųjų, kaip atrodo. 5 štukas kalorijų. Sėdžiu į Fitpelą viską, 6500 kalorijų, jeigu aš viską suvalgau. Bet šiaip antra pusiaukelė tai tikrai esu. Aš viskas. Čia dafiga kalorijų. Nežinau, aš gyvensiu šitą reikalą. Ok, žmonės, aš sugrįžau.
Raundas 2. Man dar liko daug jaučiu. Kiek man visko liko. Aš dar turiu kitketų, aš turiu nepraplėštus tukus. Aš turiu Oreo daugiau negu pusę, aš turiu picos 3 gabalėlius. Aš turiu belekiek keloksų traškučių, belekiek aš tik vieną bradelį suvalgiau. Čia nesąmonė, žinau, kad čia taip lengva. Pasirodo, čia nėra lengva. Pabandykit. Ypač panas, davai pabandykit challenge, pamatysit. Bahūrė, daugiau gali tikrai suvalgyti, čia 300%, bet panas. Žiūri sunku. Okei, varau valgyti. Ką, atsidariau sausainius, bandysim veikti. Update'as, trumpas. Tukai nėra. Kiti nėra. Oreo nėra. Ir Rimvydas valgė savo pizzą. Mano pica dar liko. Ir liko, aišku, tie kažkas ten, tie traškučiai. Traškučiai. Šokolado jau nėra. Tai va. Vanduo į trasą. Taip pajaučiamės. Nori miego. Pavargę, išsekę nuo maisto. Dabar yra lygiai 12. Aš manau, kad suvalgiau tik tai kokią 3000 kalorijų. Man žiauri bloga. Kiek tu manai, kad suvalgiai? Maždaug. Tai šitą tiksliai paskaičiuosiu, bet Jo, paskaičiuosim apie tiksliai, bet kaip 5000. Yra? Jo, man atrodo, jau. Ne, jo, yra, su pizza yra. Eina savo žiaurą. Tai va, eina miegoti, susitiksim rytoj. Graži alėja. Jau kilometrą nubėgom. Čia mes tikrai nesiruošėm išprotėję bėgti čia kažkokiu tempu. Nes tai yra neįmanoma po tokio antkrūvio. Bet tai tikrai bus į naudą. Let's go! Judam prie šviesoforo. Prie šviesoforo, nesustojam. Palaikom ritmą. Jauriai bėgam vietoj. Pyst. Bėgam. Sprintas. 4 kilus prabėgam. Puikiai savijauta. Puikiai savijauta, biškai kyla. Puikus oras. Maistukas. Bet nieko. Svarbu kvėpuoti. Niekada nepraleist progos, kai yra geras oras, kai ateina pavasaris, kai tu jauti, kad nori kažką daryti ir jauti energijos amplūdį prasibėg, išeik į lauką. Bet ir nejauti, jeigu tu pradėsi 10 kilometrų, ten 2 į dieną, matysi energiją. Išeik į lauką, prasibėg, pabūk grynam ore, miške. Tai visiškai pakeičia visą likusią dieną. Tada gali 5 štukas suvalgyti. Do it. You do it. You. Pusiaukelė. Paliestas rastas. Sukamės ir atgal. Stojam biškį pailsėti. Pusėjom savo distancijai. Čia gražus labai parkelis. Soliukų radom. Padarysim tempimo pratimų, stiprinimo pratimų. Pratęsim savo distanciją. Visą laiką atsiminkit. Kaip ir vieną dieną nepastatėt savo sveikatos, taip ir vieną dieną jos nesugriausit. Jeigu pakeliui kažkur suklumpate biškį, nieko tokio. Svarbiausia visą laiką iš ryto atsikelti ir vėl eiti iš naujo. Vėl eiti, nesustoti. Taip kad ačiū už jūsų laikus, už jūsų prenumeratas, už jūsų mintis, už jūsų komentarus. Man tikrai tai daug ką reiškia. Ir norėjom padėkoti dar kartą, kad
mus stebėt, žiūrit ir laukiat kitų video. Taip kad, ką, Stay strong. jo, likite stiprus. Thank you. Geros savaitės, draugai.